Ei, sveiki, Ramūnas. Vakar vėlyvas vakaras man buvo. Grįžau gal kokią apie 3, dar šiek tiek sėdėjau iki pusė 5. Tai šiandien šiek tiek dar vis neatsigavęs. Pasižiūrėjau šiandien e-mailą. Vakar išsiunčiu, žodžiu, kai vakar buvau. Sėdėjau dar ofise, tai išsiunčiau elektroninį paštą užstačiau elektroninį paštą, kad išeitų visiems sąrašams, kuriuos turiu, ir išeitų su pasiūlymu pirkti naujus mokymus. Buvo pavadinimas, man atrodo, nauji mokymai. Tai šiandien smagu žiūrėti, jau 3 žmonės užsisakė iš karto, tik tai atsikėliau, pasitikrinau iš karto, manau, per visą dieną. Tai ką dar darysiu, pavyzdžiui, dabar dar darysiu reklamą. Dar siūsiu 2 arba 1 elektroninį paštą su, kaip sakyti, parodymu. Ir vėlgi tas labai, sakau, pastebiu vieną dalyką, kad ko anksčiau, aš jau žinau praeitą kartą, kai dariau, atidavinėjau pardavimo ekspertas mokymus už bet kokį pasidalinimą, už bet kokį, tiksliau, paaukojimą arba prisidėjimą prie Atmerk akis, tai buvo ta padėka. Ir kas kiekvieną dieną, kai tu gauni kiekvieną dieną užmokestį kažkokį, bent jau 40 eurų, bet tu realiai matai, kad gauni ir tu gali kiekvieną dieną gauti. Visai kitaip jauties negu, sakykime, ir 2-3 tūkstančius savaitės arba mėnesio bėgyje kelis kartus gausi. Visai kitoks jausmas, nes tu matai, kad iš vien ateina pinigai, taip toliau, toks kaip upelis, o ne tik tai, kad po lašą laša. Gali būti labai didelis lašas, bet iš esmės, kad bėga vanduo iš vien. Ir tą pastebiu lygiai tas pats, kad pažiūrėjus, jeigu savo, sakykime, netgi kaip aš dabar galvoju, kaip mąstau ir kaip pritraukiu tos pinigus, tai kažkaip tai vis dar, dabar tik tai persijungia tas, bet anksčiau to nebūdavo. Nebūdavo to tokio mąstymo, galvojimo, ką aš galiu daryti kiekvieną dieną, kad kiekvieną dieną pinigai ateitų. O tai yra tiesiog tas apsikeitimas, ką tu kažką siūlai, kažkokią vertę duodi ir žmonės už tai perka ar moka, ar komisinius gauni, kad tai kas tai bebūtų, bet tai turi būti tas išvien daroma. Ir dabar, tik tai dabar dėliojasi man visą tai galvoja kažkodėl tai. Tai aš dabar paimsiu ir darysiu šiek tiek affiliates, vėlgi pradėsiu, nes žinau, kaip atvesti žmonių pigiai ir daug. Tai testuosim, žiūrėsim, kokius offerius galima reklamuoti, ką galima pasiūlyti. Protestuosiu, kaip ir sakiau, su lietuviais, pažiūrėsiu, kaip galima parduoti tam tikrus produktus. Yra keli tokie produktai, kuriuos noriu aš pažiūrėti, patestuoti. Ir tiesiog pagrindė tai yra pažiūrėti, kokie yra pasiūlymai, offeriai tie vadinami, kuriuos galėčiau dabar, kuriem galėčiau atvesti žmonių ir pažiūrėti, kaip yra pirkimo. Aš nesu, affiliate ne vieną kartą daręs ir iš to knygą, kai $600. Ir buvo tas vienas video, kuris ten gal 600 irgi apie $700 pajamų sukūrė net automatiškai iš vienas video. Tai žiūrėsim, kokie pasiūlymai yra, pereisim, patikrinsim ir aišku, dar yra keli kiti projektai. Šiuo metu, ką matau, tai kad vienas svarbiausių žingsnių, kurį dabar mokausi, tai yra klientų atvedimas ir netgi iš tikrųjų atrodo, kad visa tai eina atbulin. Iš pradžių kažkaip mokiausi, nagrinėjau visą informaciją arba kažkaip tai mokiausi intuityviai tuos, sakykime, tuos jau vidinius reikalus ten, kai žmogus jau ateina, kai žmogus nusiperka, kaip su juo bendrauti, kaip pardavinėti ir taip toliau. Dabar žiūriu, kad viskas eina link to, kad ir ko aš nelabai skiriu dėmesį ir nežinau, galbūt daug tai, kad kaip atvesti iš vis tos žmonės, kur juos rasti ir kaip pataikyti į tuos tikslingus. Tai tiesiog matau dabar interneto visą, labai pažintinę dabar vos ne kelionę, kaip internete apskritai yra tas pagrindinis visas žmonių srautas vaikšto, kaip
žmonės ateina, kaip juos galim pagauti, kokie yra būdai atvesti tos klientus, kiek kainuoja ten, ta prasme, nu, tikrai yra tokie pigus būdai, kad palyginus ten su Google iš vis net nelyginti, o Facebookas irgi. Ir gaunasi kaip, nu, tiesiog Google'as gaunasi dabar panašiai kaip koksai, kaip kokia televizija, radija, tiesiog yra per brangu. Ir kadangi daug konkurentų ir ypač tie žmonės, kurie tiesiog nesupranta, ką jie daro, tiesiog pradeda daryti, pradeda reklamuotis ir jie pakelia kainą tiesiog, nes jie tiesiog nežino, kaip reklamuotis ir netgi tais raktažais, kur jiems nepriklauso, jie būna rodomi ir dėl to yra tiesiog kova dėl vietos, kuris Google pirmoji, arba reklamos prasme, kuris aukščiau bus arba kuris iš vis pirmam puslapyje. Tai dabar tavo kelionė tokia įdomi, sakau, aš tas iššūkis atrodo yra toksai, kad ko reikia, kad tiek uždirbtum. Ir sakau, daug pamatau, kad daug yra šūdeliavimo. Kiekvieną dieną daug yra šūdeliavimo, ypač tokie dalykai ten mašinų tvarkymas, ten kažkas kažkur kažko paprašo ir taip toliau, tai yra tiek daug dalykų, kurie galėtų būti kažkieno kito pasirūpinti, nes atima tai laiką, atima energiją iš tų dalykų, kurie iš tikro svarbus, kurie daro pinigus, kurie sukuria vertę. Ir netgi šitie video, matot, aš jau, kai įsipareigoju, tada darai, bet daraugi ne susidėliojęs kamerą, net dar kažką, darau darau tiesiog mašinoje važiuodamas, netgi mikrofoną jau nejungiu, nes tiesiog, turi padaryti. Jeigu vienas darai ypač čia, dėlioja man kitas žmogus, dėlioja viską tą puslapyje, ką dabar matote, bet patį video aš darau. Tai kuo mažiau, kad aš daryčiau, jeigu kažkas kitas mane filmuotų, taip tada jis paruoštų, aš ateičiau, sukalbėčiau, viskas daug gražiau būtų, bet dabar tiesiog taip yra ir turi naudotis ir vis tiek tai veikia. Vis tiek jūs žiūrit, vis tiek tai veikia ir kuo mažiau laiko. Kaip galima rasti tą viduriuką tarp kokybės, turinio kokybės ir laiko. Kaip galima rasti, nes laikas yra pats svarbiausias, nes jeigu kaip sako, jeigu neužpildai savo gyvenimo didelėm vertybėm ir kas svarbu, tada tavo gyvenimas užsipildo dalykais, kurie yra mažos vertybės, maži dalykai ir nesvarbu. Tai aš pasiryžęs tą labai pakeisti. Tai tiek. Dienos klausimas. Kas tavo laiką labiausiai gaišta? Kas iš tavęs atima kiekvieną dieną laiką? Kas tavo laiką gaišta dienoje? Kokie dalykai, kurių tu nenori daryti, kurie tave nervuoja, bet jie tavo laiką gaišta? Gal patinka tau, bet jie tavo laiką gaišta? Iki.